Ketvirtas principas, kaip nepriaugti svorio švenčių metu. Tai nebūti balta varna. Ką mes darome, kai mes lieknėjame? Dažnai sėdam už stalo tuščia lėkšte ir ten guli 2-3 pomidorai. Ir tada mūsų pradeda klausti, kodėl tu nieko nevalgai? Ir mes ką sakom? Man to negalima, aš sveikai maitinuosi, aš lieknėjai, todėl tokio maisto aš nevalgau. Mes jiems prieštaraujame. Gaunasi, kad jie maitinasi neteisingai. Maitinasi kaip negalima, jie valgo taip, kad priaugs svorio. Ko pasiekoje jie pradeda iš jūsų juokti, stengiasi jūs primaitinti, nori priversti išgerti ir taip toliau. Ir tai normalu, nes jūs patys išprovokavote tokią reakciją žmonių, kurie su jumis už stalo. Tai kągi mes darome? Niekada nesėdame su tuščia lėkšte. Galime maisto įdėti kur kas mažiau, kur iš vis mažai padažo ar nėra, nes padažuose 2-3 kartus daugiau yra kalorijų. Paragaujame truputį ir pagiriame šeimininkį. Ir ji bus laiminga, ir jūs rami. Žmonės už stalo irgi bus laimingi, nes